Kažkokia dalis TikToko yra visiškas šlamštas. Turiu minėti visas apgaulės, prorusišką turinį ir panašiai. Nutariau padaryti eksperimentą, kad įsiaiškinti, kiek daug yra tokio turinio ir kaip lengvai pasiekti. Tai nereikia sakyti, kad visas TikTokas toks. Štai ir dabar, įrašydama šitą video, aš žiūriu TikToką ir mano turinys tikrai neblogas. Aš tai gaunu ir stand-upo komedijos. Mūsų lietuviškas pasakos šiaip žiauriai daug nuslepia dalykų. Ir hiperaktyvų gydytojų. Ar metalė laikomos daržovės, bei šalčio paveiktos uogos? Tau bent sveika? Plus patarimų, kaip apvogti parduotuvę. O toks puikus turinys, nes algoritmas 3-4 valandas per parą mokosi, kas man patinka. Tačiau kas būtų, jei pradėčiau iš naujo? Eksperimento tikslas – sužinoti, kaip atrodo TikTokas gavus atsitiktinius video. Pirmiausia, susikūriau naują paštą ir paskyrą, tada pilnai peržiūrėjau visus siūlomus video, kad algoritmas būtų kuo labiau atsitiktinis ir neduočiau jam jokios informacijos. Pažiūrėjau virš 3 valandų iš viso 100 video. Ir rezultatai mane nustebino. Per savo paskyrą buvau matęs gal tik 2 iš jų. Iš ko susideda lietuviškas TikTokas ir kaip greit pasiekiamas šlamštas. Iškart galima atmesti 7 reklaminius video. Kur juos priskirti, čia jau skonio reikalas. Didžiausią dalį, beveik trečdalį ir sudaro, ką pavadinčiau įdomybės, komentarai, pastebėjimai. Tai čia tas turinys, ko ir tikėjausi. Žmonės pamato kažką įdomaus ir pakomentuoja, parodo gyvūnus ar dalinasi savo istorijomis į kamerą. Aišku, čia pasirodė ir spalvingos Lietuvos asmenybės. 23 video jau sutikau Lobovą, kai jis kalbėjo apie vaikų teisės. Nes aš jau dirbu daug metų su vaikų teisėm. Tai yra viena labiausiai, nežinau, ten viena banditiškiausių korupcijų, nežinau, kokių struktūrų. Pabaigą gavau dar vieną jo. Neužilgo sulaukiau ir Oli. Šakalienė ir visi tie negali paaiškinti, kur dingo, kiek ten 700 milijonų. Iš viso jos 3 video. Žinoma, kaip be celofano. Kai yra vagiami milijardai, va tada dėmesiui nukreipti atskrenda dronai. Tai visa ši kompanija kartu sugeneruoja 6 video mano sąraše, kurie keliauja į šlamštą. Per jų dar pridėsiu šį pasipiktinusi ūkininką, kuris nėra sužavėtas Lietuvos parama Ukrainai ar gynybos galimybėmis. Aš sakau, rusus tegul pul naktį, kad aš išmiegojęs matysiu, kad jau karas pasibaigė. Kitos smulkios susijusios kategorijos. Pokštai bei komedijos skečai. Kas iš tau Google? Taigi parsisiųsk ChatGPT ir paklausk, Jesus. Kartu 5 video. Dar yra 3 motyvaciniai, kur šitas labai mielas. Nes tu niekada nepraradai vertėją savo ir mylėk save. Antra didžiausia kategorija yra muzika. Čia yra koncertų įrašai, pasirodymai ar tiesiog paveiksliukai su prastai formatuotais titrais. Ir čia jau radau dainą skirtą Lietuvos ir Rusijos draugystei, kuri keliauja prie šlamšto. Iš tiesų jau 13 video buvo apie meilę Rusijai su Grybauskaite bei Putinu. Taip pat kitas nustebinęs politinis video, kurio net nežinau prie ko priskirti. Tai 88 metų Brazausko kalba, po kurios komentaruose žmonės pasakoja, kaip anksčiau buvo geriau. Didelį kiekį sudaro maistas ir receptai. 14 video, kurių bent jau vienas man labai šlikštus. Košytė mūsų pusryčių. Ir asmeniškai dedu prie šlamštą. O jau prakalbus apie šlikščius dalykus, tai aišku, teko matyti, kaip Maibachas valgo žalią žuvį ar šunų ėdalą. Plus dar mušasi bei susitinka su Menedu. Mane nustebino, kad jau pačioje pradžioje 3 video buvo finansinė apgaulė. Visas jo kanalas, kur tik rodo pinigus, žadant greitą uždarbį ir skatina prisijungti prie tų machinacijų. Buvo ir dar vienas, žadantis savo automobilį dovanoti. Nėra jokios čia apgaulės, sukčiavimo aferų. O kalbant apie apgavystės, buvo ir 3 susijęs su sveikata. Pasirūpinti savo kepenimis jau dabar, ar praeiti profilaktinį valymą, ar viso organizmo valymą. Tik primenu, visi organizmo valymai, detoksikacijos yra beprasmi ir tik pinigų švaistymas. Jei pastarasis dar bandė sukurti moksliškumo įspūdį, yra labiau užskridusių turinio kūrėjų. Gydo skrandį, žarnyną ir storą žarną rekordiškai žmonės. Ant tiek junginių pilna visokių. Dar 3 klasikiniai būrimai ir pranašystės. Ir galiausiai neraminanti tema dėl vaikų socialiniuose tinkluose. Taip, gal ir smagu įsitraukti, bet naudoti reklamą jau sakyčiau pilkoji zona. Tačiau jau leisti patiems savarankiškai kelti turinį gali būti ir pavojinga. Nes atrodo vienas žingsnis nuo tokio bendro pasidalinimo. Rašykite arba didelio, arba mažą padelį. Aš padarysiu būtinai jums. Gėrimą labai prašau. Iki tokių. Gal bus pora videkų, kaip vat nuo šito tilto šoksiu. Surinkam apie 100 laikų ir šoku nuo šito tilto į vandenį čia. Taigi, šio statistiškai nereikšmingo eksperimento rezultatas.
Mano vertimu, 1/4 lietuviško tiktoko yra šlamštas. Vienintelės aptariamos politinės temos yra tik nepasitikėjimas valdžia bei meilė Rusijai. Dar siekia išmelžti pinigus ar suvilioti žiūrėti kokią šlikštynę.